Labadiena mūsų YouTube kanalų su Žalgiriu žiūrovams. Kadangi tas, kas vyksta dabar pasaulyje, neprasidėjo ne vakar ir ne užvakar, ir mūsų visada žiniasklaidos centre ir mūsų ten dėmesio centre įvykiai Ukrainoje, tai tiesiog tęsiam savo laidas, kadangi mūsų laidos trunka jau 15 metų. 13 metais, gruodžio 13 dieną, buvom padarę laidą, kada tik prasidėjo Ukrainoje Maidano įvykiai. Tai apie tuos mūsų laidoje, kas buvo kalbėta, tiesiog iškirpom tai, ką kalbėjo tuo metu nepriklausomybės akto signataras Rolandas Paulauskas. Šitą jūs galite pasižiūrėti, o jeigu tas, kas buvo kalbėta, jūs sudomins, apačioje yra nuoroda, kaip jūs galėtumėte pasižiūrėti visą pokalbį, kuris buvo transliuotas kažkur prieš 11 metų. Gerai, labadiena visiems susirinkusiems ir šiandien mūsų pokalbis yra apie Ukrainą, kadangi vis tik vyksta Vilniaus samitas, iš kurio mūsų valdžia ir organizatoriai labai daug tikėjosi ir išim su to, kad Ukraina pasirašys rytų partnerystės programą, matomai, kad taip neįvyko ir todėl visas tas peripetijas šiandien prie apsėdo stalo apkalbėsim su mūsų svečiais. Tai nepriklausomybės akto signataras Egidijus Bičkauskas, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Europos reikalų komiteto narys Andrius Mazuronis, Verslo darbdavių konfederacijos vykdomasis direktorius Danas Arlauskas ir nepriklausomybės akto signataras Rolandas Paulauskas. Kadangi be 5 išeis... Tada aš pirmų ratų pasakau tik tai, ko didelė dalis Lietuvos žmonių, ypatingai jaunų žmonių, nežino. Kad Ukraina kaip valstybė pirmą kartą istorijoje atsiranda Rusijos revoliucijos ir imperijų griūties išdavoj. Iki tol jokios Ukrainos nebuvo. Toliau, jeigu kalbėt, kas šiandieną yra ta Ukraina, apie kurią mes šnekam kaip valstybė. Ją pradėjo kurti Leninas su Trockiu. Pirma sostinė buvo Charkove. Dėl tam tikrų politinių ir tautinių niuansų prie anuometinės Ukrainos su sostinė Charkovu buvo prijungtos rusiškos dalys, nieko bendro apskritai niekada neturėjusios su Ukraina. Toliau eikim. 39 metais jau Stalinas prijungė vakarų Ukrainą ir Užkarpatę. Toliau 40 metais prijungiama iš Rumunijos atimta Bukovina ir Besarabija. 45 metais iš Čekoslovakijos atimama yra Užkarpatė ir prijungiama vėl prie Ukrainos. Ir vainikuoja visą šitą reikalą 54 metais Chruščiovas, prijungdamas apskritai nieko bendro su Ukraina neturinti Krymą, kuris tuo metu buvo išimtinai rusiškas ir ten dabar yra šiek tiek totoriško elemento. Tai štai valstybė yra visiškai naujadaras, dirbtinai sukurta ir sukurta kaip tik tų, prieš ką jie visi dabar ir kovoja prieš tą paveldą. Kaip tik jie sukūrė. Jeigu ne jie, tai Ukraina būtų arba iš vis jos nebūtų, arba nebūtų visiškai kito. Taigi, va šitokio formavimo pasekoje Ukrainoje šiandieną gyvena dvi tautos mažiausiai. O iš tikrųjų, jeigu imt mažesnėm dalim, pavyzdžiui, Užkarpatė toj pačioj, žmonės save laiko rusinais, jie taip save ir vadina. Jie nori nepriklausomybės nuo Ukrainos. Prieš keletą metų tie rusinai paskelbė nepriklausomybės deklaraciją, žiūrėdami Lietuvą Sąjūdžio. Vos ne tais pačiais žodžiais buvo nurašytos Sąjūdžio visokios deklaracijos. Bet niekas į tai nesureagavo ir tie rusinai taip ir liko. Bet jie laukia savo valandą. Bukovinoje, Besarabijoje, savireikalai. Gusulčinai. Taip, o šiaip jau, jeigu jūs paimsit rinkimus Ukrainos, bet kuriuos, tai yra dvi spalvos. Vienoj pusėje viena spalva, kitoj pusėje kita spalva. Kitaip sakant, vienoj pusėje Ukrainos balsuoja vienai, kitoj visiškai kitai. Ir praėjus va šitiem 20 metų, niekas iš esmės nepasikeitė. Nežiūrint į tai, kad ukrainizacijos procesas, jis prasidėjo iškart 91 metais, bet ypatingai po Juščenkos išrinkimo jis pasiekė tiesiog kurioziškus dalykus. Nu, pavyzdžiui, buvo verčiamos pavardės, ateina žmogus balsuoti, jo pavardė yra Kožinov. Jis yra jau įrašytas kompiuteriu išversta kaip Škyra.
Jis neranda savęs rinkėjų. Aš 4 metų stebėjau rinkimus, žinai, ir mačiau tokius. Žmogus sako, nėra mane sąrašuose, visi sakydavo, sako, čia mes išpertėm jūsų parą su Ukraininu, suprantate. Aš jau nekalbu, kad, pavyzdžiui, visi moka rusiškai, visi, tol didžioji dalis apskritai save, nu ne didžioji, bet didelė dalis save laiko rusais. Titruojama yra viskas, pradedant Pagadi filmukais ir panašus dalykai, draudžiama rusiška muzika kavinėse. Ir tam tikrą rezultatą, o aš jau nekalbu, kaip yra perrašami istorijos vadovėliai. Man tenka bendrauti su žmonėmis artimais Juščenkai, kurie ir kūrė va šitą projektą. Aš jos, nenoriu aš čia, taip sakant, į detalės lįsti. Jie iš esmės elgėsi teisingai. Norint sukurti naciją, va iš to masyvo tokio neiškaus, jie elgėsi teisingai. Nors iš šalies žiūrint, tai atrodo jokingi dalykai, bet per 20 metų rezultatas yra. Ir nauja karta, kurie išaugo jau tų naujų vadovėlių šviesoje, jūs paskaitytumėte jų istoriją. Bet tai tik dar sėkiai rodo, kad istorija yra politikos tarnaitė, mes daug sėkiai prie to stalo šnekėjom, suprantate, nėra istorijos kaip mokslo, tai yra visada reikalinga kryptim stumimas dalykas. Taigi štai nereikia stebėtis, kad Ukraina taip šiandieną tamposi. Aš nekalbu kol kas apie nieką kitą. Jos yra visiškai skirtingi mentalitetai. Visiškai skirtingas savivokos šaltinis. Didžiai daliai žmonių savivoka kyla iš apskritai iš rusų kultūros, iš suvokimo, kad yra bendras rusų laukas. Galų tai buvo Kijevo Rusia. Kijevo Rusia. Šiaip jau Kijevo rasai. O pati Ukrainos savoka kilo tik 16 amžiuje ir apibrėžė tik teritoriją. Ir dar vienas įdomus dalykas. Pati Ukrainos idėja ir va ta savimonė ukrainietiška. Tai jinai kilo va toj Užgorode, tai Užkarpatėje, tie rusinai. Jie buvo Austro-Vengrijos sudėti 19 šimtmetį. Ir Austrai skatino tuose rusinuose atskirą savimonę, nes jie taip norėjo juos atplėšti ir nuo Lenkų, ir nuo rusų, kurie buvo už sienos. Jie nenorėjo turėti 5. koloną Austro-Vengrijos šeimininkai valstybės ir jie skatino tą atskirą tokią naciją. Aš panašiai tą asocijuoju, pavyzdžiui, kaip būtų mažoji Lietuva 19, 17, 18 šimtmetį, Žemaičiai ir Lietuva. Irgi paradoksas panašus. Mūsųgi literatūra atėjo ne iš Lietuvos, ne iš Vilniaus, o iš mažosios Lietuvos, kuri buvo Vokietijos imperijos, Prūsijos imperijos sudėty. Tai Ukrainos savimonė kilo didžia dalim irgi Austro-Vengrijos imperija. Bet kur yra įdomus dalykas? Ir pavyzdys. Pavyzdys mums visiems šiaip jau. Ką gali keletą procentų žmonių, veikdami kryptingai, turintys idėją, ir jie sugebėjo primesti to savo, iš pradžių 30 metai, kai Lenkai jos paėmė, kiek ten kraujo pralieta yra. Kiek ten yra Ukrainos ir Lenkijos konflikte pralieta kraujo. Beje, dar vienas dalykas, tos pačius rusinus 1914 metais, jau kai prasidėjo imperijų susidūrimas, tai paaiškėjo, kad net po viso 100 metų ukrainizacijos dalis rusinų nepasidavė ir Austrų kariuomenė nėjo. Ir tada jos išvežė į tokią Talerhofo koncentracijos stovyklą, Austrijoje, prie Graco. Tai buvo viena iš pirmųjų koncentracijos stovyklų Europoje. Taigi štai tai yra labai sudėtingas darinys. Ir paprasčiausiai būtų spręsti šitą klausimą referendumu. Nori, nenori, į ten, į čia ar ne, bet kadangi situacija yra 50-50, niekas nežino, ko baigsis, niekas nenori rizikuoti. Ir referendumo klausimas nuolat kabo, nuolat apie jį šneka Ukraina, bet niekas nieko nedaro. Tai vat pirma dalis to. Gerai, tai aš matau, kad Rolandai tavo. Šiaip tai šito klausimu suprantat, kas gal. Mūsų dabar valstybėje 2 pirmi asmenys yra moteris tam tikro amžiaus, kurios niekada valstybiškai nemąstė. Mes jų apskritai kaip valstybės veikėjų, kai mes su Agidijom, suprantik, kovojom su rusais ar ten su ko nori, mes tokių pavardžių negirdėti nebuvom girdėti, nei vienos, nei kitos. Ir tikėtis, kad moteris sulaukusios tokio amžiaus taiga pradės mąstyti geopolitiškai, strategiškai. O galimybės, kai atsiranda, užtat ir tokie lepai, tiek vienos, tiek kitos. Ir jie... Čia tik juodas, bet čia tiek to tas... Rolandai, bet sutikti, abidvi toj pačioj pusėje, laikė tą pačią poziciją. Tiek to. Sutikti nėra. Tiek Grybauskaitė važiavo pas Tymošenko poziciją, tiek Graužinienio poziciją. Bet vieną myli, kitos ne. Palikime mes ramybė. Ar turėsim dar vieną ratą? Ne, va viskas, tavo pabaiga. Ne, tai šitas... Nėra laikui.
Aš trumpai apie tą Timošenką, kad jūs vėl suprastumėt, kas tai yra. Timošenka 90 metų pabaigoje buvo vadinama dujų princesė, nes jinai turėjo monopolį prekybą rusų dujomis su Ukraina. Ir jinai pasidarė turtingiausių žmogum Ukrainoje per labai trumpą laiką ir prie šito prisidėjo anuometinis premjeras Lazarenko. Šitas premjeras Lazarenko buvęs šiuo metu sėdi Jungtinių valstijų kalėjime. Pabėgas. Jis tada, kai jau bėgo, jis galvojo, kad valstijose pasislėps, jį ten pasodino ir laiko. Ir reikia prisiminti, kad Timošenko po to irgi buvo pasodinta dėl tų pačių reikalų. Prabuvo 40 kelias dienas ir ten ją paskui išvadavo. Ir tada jinai metėsi į tą oranžinę revoliuciją, nes čia buvo jos apsigynimo priemonė. Tapti politikę ir kad tada būtų galima pasakyti, vat, kaip Egidijus sako, tokio rango politiko jau sodinti sudėtingai. Jos interesas buvo visiškai aiškus. Jos tikroji pavardė yra Grigyan, šiaip jau. Grigyan, jinai yra armėno ir Rusijos mišinys. Jinai su Ukraina irgi nieko bendro neturi. Jinai buvo juoda moteriškė. O paskui jau atėjo laikas ir atsiprašyti. Ta policija Ukraina. Nu, juokinga, žiūrėti, aš Ukrainą domiuosi labai atidžiai visus šitos metus. Aš žiūriu į televiziją, nu vienu žodžiu, aš žinau puikiai visą, kas ten vyksta. Tai matyt, kaip jinai šokdino visą politinį elitą Ukrainos vyrus tos, šiaip tai buvo linksma. Linksma. Tai moteris yra žavi tam tikrą prasme. Žavi. Bet čia tiek toje. Žiūrėkit. Pradėkime nuo to, kad ta asociuotos narystės sutartis tai nėra joks stojimas į jokią Europos Sąjungą. Ko nesupranta dalis Ukrainos visuomenė. Kai jie stovi Maidane ir šaukia, kad mes už ukrainietiškus atlygius, tos europietiškus atlygius ir panašiai. Jie niekur nestoja. Priešingai. Toje sutartyje yra specialiai parašyta, kad tai nesuteikia jokių preferencijų Ukrainai po to vedant derybas dėl stojimo. Ukrainiečiai norėjo, kad būtų įrašyta tai. Europa nesutiko su tuo. Ta asociuotos narystės sutartis apskritai buvo slepiama ir jos turinio nieks nežinojo. Jinai tik vat nepersenai pasirodė apskritai internete. Aš jau ją skaičiau. Taigi štai, kai skaitai tą sutartį, tai ką tu matai? Ukrainiečiai turi visiškai pakeisti savo įstatyminę bazę. Pakeisti teisminius pagrindus, teisminės valdžios, apskritai valdžios formavimo principus. Ir visa tai yra, aišku, pagal Briuselio reikalavimus. Toliau, jie turi įsivesti techninį reglamentą, atitinkinti vakarų standartus. O tai reiškia visiškai nutraukti ryšius su Rusija ir plus tai milžiniški pinigai. Skaičiuoja apie 150-160 milijardų reikės. Kai paprašė vyriausybė Azarovas, nu tai jūs mums padėkit nors kiek, jam pasiūlė 1 milijardą per 7 metus. Pasityčiamas tai yra. Toliau maža šito, reiškia, jie turi nuimti visus muitus prekybai su Rusija. O tarp Rusijos ir Ukrainos šiuo metu yra be muitinis režimas. Nu tai rusai visiškai logiškai pasakė, kad jeigu iš Europos plūstels prekės pas jūs ir pas mus taip pat be muitų, mes to negalėsim toleruoti. Ir mes būsim priversti uždėti muitus jūsų prekiam. O Ukrainos prekyba su rusai sudaro 25-30% visos šito eksporto, viso eksporto. Tai įsivaizduokit, ką tai reiškia. O Ukraina ir šiaip sėdi be pinigų. Jinai neturi už ką susimokėti už dujas. Jinai dabar turi sumokėti kreditus, pinigų nėra. Biudžeto skylė auga. Ir šalia viso šito, kai jie paprašo paramos iš tarptautinių valiutos fondų, jis jiem išstato visus šitos reikalavimus. Pakelti dujų kainas ten, nuimti žemės ūkio produkcijos rėmimą. Reiškia, galutinai pribaigti Ukrainos galimybę, bet ką gaminti. Europos Sąjunga remia žemės. O Europos Sąjunga remia, patys žinom kaip, suprantate. Tai jūs dabar stokit į Ukrainos vyriausybės poziciją. Jūs stokit į Azarovo poziciją. Kuris iš jūsų pasirašytų tokią sutartį? Kuris? Ir jis neveltui sako, kad tai buvo paskutinis lašas tas tarptautinis valiutos fondas. Bet buvo dar vienas dalykas. Dieną prieš jam paskelbiant šitą atsisakymą, Azarovui, ne Janukovyčiui, pas jį atvyko stambių pramonininkų delegacijų. Bet ne tų oligarchų vadinamų, kurie, suprantate, ten oranžinį revoliucijai dalyvavo, kurie turi šiek tiek kitus interesus. O va tie va, rytų Ukrainos, kur yra 100 tūkstančių žmonių, metalurgija, kosmosas, mašinų pramonė, panašus dalykai.
Atvyko, jau stambesnių žmonių nėra Ukrainoje. Profsąjungų viršininkai ir va šitų stambių įmonių tiek direktoriai, tiek savininkai. Ką jie kalbėjo, nieks nežino. Ar čia sutapimas, bet panašu, kad jie pastatė ultimatumą. Ir vat, tą jie padarė, ką padarė. Dabar, kai jūs šnekat, kad kodėl taip Europos Sąjunga tokias klaidas daro, kam tą Timošenko reikalauti paleisti ir panašiai. Vienas motyvas yra. Timošenko paleista 15 metais laimi rinkimus prezidentą. Tai čia suprantama. Tai jeigu, sakykime, Europą nori apsidrausti, tai jinai išleidžia Timošenką, tą paskui jau pririšta, jinai, reiškia, niekur nebepabėgsta Ukraina. Bet kodėl jūs nepasakot klausimą visiškai kitai? Tai ką jūs laiko tuos Europos politikus durnesniais už mus? Kaip, ponas Mazuroni? Jūsų manimo, jie durnesni už mus? Ką? Jūs turbūt nedrįsit pasakyti, kad jie yra durnesni už jūs. Visko pasitaiko. Pasitaiko. Bet sklandant tokiuose aukštumuose, žmogus negudrus iki to aukštumų nepakils. Tai tada jūs klauskit savęs, o kodėl jie taip mūsų atrodytų durnai elgėsi mūsų akim žiūrėti? O gal jie nenori tos Ukrainos priimti? Gal yra daroma viskas, kad jinai nepasirašytų va šitos sutarties? Įdomi pasuka, ne? Ir tada, o žiūrėkit, ką daro Ukraina. Yra pasiūloma ta asociacijos sutartis. Visiškai beprotiška sutartis. Ukraina įsipareigoja viskuo, mainais negauna nieko. Europa mano, kad jie nesutiks. Ukraina sutinka. Tada iškelia sąlygą Timošenkos, manydama, kad irgi nesutiks. Ir čia jau pradeda vesti derybą, suprantate. Tada Tarptautinis valiutos fondas smogė va šitą smūgį. Jie viską daro, kad jie nepasirašytų. O dabar pažiūrėkim, kokie gali būti interesai va šitame, ir kodėl va taip gali būti. Pradėkime nuo pačių paprasčiausių žaidėjų. Rumunija. Rumunija šiandieną, praktiškai Rumunijos spauda yra pilna straipsnių. Jie norės imti ne tik tai Bukoviną, jie norės imti Moldaviją ir Padniestrę. Ir Rumunija laukia, sėdi ir jos interesas į Ukrainą yra toks. Teritorinis grinde. Toliau yra žaidėjas, aš jau nekalbu apie Lenkiją. Aš Lenkiją stebiu, aš Lenkiją žinau geriau negu Lietuvą. Aš ją stebiu jau, nežinau, keliasdešimt metų. Ir aš jums tvirtinu, Lenkų politologai jau 10 metų atgal, pavyzdžiui, rašydavo tokius dalykus, kad Ukraina tokiu pavydalu, turint omeny tą rytų dalį, mums yra neįveikiama, mes jos nesuvirškis. Vat jeigu dalimis, atsiranda labai reali galimybė vėl, grįžti prie tų pačių procesų. Neužmirskit, kad Lenkija šimtmečiais kontroliavo dalį dabartinės Ukrainos. Šimtmečiais ir vakarų Baltarusijos taip pat, ir iki pat čia. Ir niekur nedingo iš dalies politinio elito Lenkijos širdžių ir smegenų šitą žinojimą. Galiu pasakyti, pavyzdžiui, tokį niuansą. Prieš keletą metų, kai Kvašnevskis buvo prezidentas, Lvove norėjo atidaryti vadinamas Ereliukų kapines. Ten yra žuvę Lenkai kovoj su ukrainiečiais po revoliucijos, tai kuriantis tai valstybei. Ten toks sakinys, jis yra toks pat Vilniaus Panerių memorialė. Jie norėjo ir ten jį uždėti. Aš pažodžiu nesimenu, bet skamba maždaug taip. Lenkų tautos sūnums kritusiems kovoje už gimtą žemę. Lvove. Ir Lvovo gyventojai sukilo ir tas visas iškilmingas renginys neįvyko. Bet problemos tai niekur nedingo. Pretenzijos niekur nedingo. Ne veltui Kvašnevskis. Ten jau 27 kartus ar 8 buvo per šitą trumpą laiką. Jis ten miega praktiškai. 4 metais ten sėdėjo tas pats Kvašnevskis, Valensa ir panašiai. Taigi Lenkijos interesai yra, akivaizdus, jie jų neslėpia. Toliau paimkim Rusijos interesai, turbūt ir aiškinti nereikia. Kad tai yra ir ekonominiai interesai, ir geopolitiniai interesai. Sevastopolis, jūrų laivynas, su Ukraina nieko bendro neturintis, jis buvo pastatytas kovai su turkais, ten aplaistytas krauju ir taip toliau. Krymas. Taip, kad apie Rusiją tai čia visi mes žinom kokios, bet mes užmirštam dar kitą žaidėją. Patys stambiausia žaidėja, tai yra Jungtinės valstijos.
Ir oranžinė revoliucija 4 metais tai finansavo Berezovskis ir Jungtinės valstijos, iš šito jau dabar nebesim. Makfolas, pavyzdžiui, dabar ambasadoris Maskvoje, Amerikos. Ir vienoje laidoje pas Poznerį, gerai pasakė. Bet koks yra Jungtinių valstijų interesas? Jie pretenduoja valdžios monopolį pasauliniu mastu. Akivaizdu, ne? Į šitą monopolį taip pat pradeda pretenduoti Kinija ir netikėtai atsigavusi Rusija. Ir Jungtinės valstijos natūraliai turi interesą stabdyti jų stiprėjimą. Ir tada Jungtinėms valstijoms atplėšti Ukrainą nuo Rusijos pasidaro tiesiog gyvybiškai svarbu va šitoj pasaulinio masto jau kovoj. Vat iš čia ir jų interesas ir dabar visi procesai, kurie vyksta šiandien Kijeve, tai Rados deputatai jau keletą pareiškimų padarė iš tribūnos, prašydami, kad prokuratūra pradėtų tyrimą, nes jie sako, viskas iš Jungtinių Amerikos ambasados koordinuojami veiksmai yra. Čia ne aš šneku, čia kalba Rados deputatai, kreipdamės į prokuratūrą, kad pradėtų tyrimą. Ir visiškai suprantama. Jungtinės valstijos, iš savo taškų žiūrint, jos elgėsi teisingai. Jeigu tu nori žaisti tą pasaulinį žaidimą, yra Bžežinskio posakis, kad be Ukrainos Rusija niekada nebus imperija. Tai va šitą jie ir daro. Kita vertus, turint omeny šiandieną situaciją su doleriu, kada mažėja dolerio erdvė pasaulyje, pasidaro dar svarbiau šita kova. Ir ne veltui aš sakau, kad mes gyvenam, jeigu ne 39, tai 36 metais, turint omeny 41. Procesai yra į susidūrimą vedantis. Prieštaravimai, kurie kaupėsi, kas čia šnekėjo gražiai, ir jūs šnekėjot, kodėl negalim gyventi, nuo Degolis, nuo Lisabonos iki Vladivostoko, tą patį Putinas kartoja. Jis irgi siūlė Europos Sąjungai nuo Lisabono iki Vladivostokos bendrą tokią muitų erdvę. Bet Jungtinėms valstijoms tai šito visiškai nereikia, kolegos. Objektyviai, jeigu toks darinys atsirastų, tai visiškai prieštarauja Jungtinių valstijų interesams. O Jungtinės valstijos, neužmirškit, šiandieną turi kariuomenę daugelį Europos šalių. Jungtinės valstijos kontroliuoja didelį dalį Europos elito vienaip ar kitaip. A ko jums šiandien sveiga tas laikrodis? Ne, už tai, kad jau pabaigiau visas taip Iranai, tada... Tai va ir dėl to kalbant apie šiaip jau, apie Ukrainą apskritai. Kučma yra parašęs knygą. Jinai vadinasi taip, Ukraina, ne Rusija. Ne Rusija. Tai Ukrainos kaip valstybės prasme, turint omeny, kad ten yra praktiškai giminiškos tautos, o dalis Rusijos apskritai yra, tai yra Ukrainos apskritai Rusija. Ukrainos prasme yra vienintelė, būti anti-Rusija. Lygiai taip pat, kaip jeigu žemaičiai manytų dabar atsiskirti nuo Lietuvos, tai vienintelė Žemaitijos prasme būtų egzistavim anti-Lietuva būti. Nes kitaip kiltų klausimus, kodėl dabar mes čia giminaičiai esam atskirti sienų. Ir dėl to Ukraina ir yra projektuojama kaip anti-Rusija, nes jos kitos prasmės nėra. Ir dabar žiūrėkit, aš nepaminėjau kito dar. Baigiant, interesantų. Vokietija. Minutė. O dabar žiūrėkit, kaip aš matau įvykius. Rumunija, Lenkija ir Jungtinės valstijos yra suinteresuotos chaosu Ukrainai. Chaosu. Nes tas chaosas Rumunijai gražina Bukoviną, Lenkijai gražina vakarų, o Amerikai reikalingas chaosas, kurį būtų galima nukreipti į Rusijos teritoriją. O štai Vokietijai, kuri šeimininkauja Europai, Vokietijai tokio chaoso Europai nereikia. O mums? Mums taip pat. Ir va dėl to, mano supratimai, yra Ukraina stumiama į kampą, kuriame paskui rusai su vokiečiais, kaip žinot, jau tarėsi ir bus 4. padalinimas mūsų buvusios LDK teritorijos. Tai gal ir vis dėlto taip ir prasme taip ir galvokime, nedarykime šito nepasirašymo. Kalbos nėra. Čia yra ne mūsų karas. Ne mūsų karas. Būtent šito sakinio reikėjo, čia ne mūsų karas. O neigiamos emocijos mūsų atžvilgių kaupėsi, nieko mainais už tai negauna. O šiaip jau paklausykit Laisvojoj bangoj naktigonė pirmadienio, ten yra 3 valandų pokalbis apie Ukrainą. Yra viskas pasakyta.